Sveiki, mielieji. Pasipainiojo ranka kažkur tai Uošvienės garaže pamestas meškerykotis. Rankenėlė padaryta buvo, reiškiasi, iš kažkokios tai korėtos medžiagos, nežinau kaip jinai tiksliai vadinasi. Na, šitas meškerykotis nėra labai jau toks vertingas, yra ganėtinai grubus ir stiprus spinningas. Yra tikslas jį panaudoti nedidelių žuvų gaudymui Norvegijos fjorduose. Bet prieš tai noriu aš jam sutvarkyti rankenėlę, nes gulėdamas garaže jisai truputėlį nukentėjo. Nežinau kas, gal šuva, gal žiurkės, gal šiaip kokie gyviai apgraužė va šitą vadalį. Reiškia, rankenas aš jau ją nulupau. Na, pagrindinė šita dalis irgi nelabai kaip atrodo. Žodžiu, yra noras pasidaryti kitą rankeną ir noriu padaryti ją iš kamščio. Žodžiu, geriausia yra daryti tą rankeną iš šampano kamščių, kadangi jie yra labai neblogai tinkami pagal savo plotį. Tik tai turi šiokią tokią bėdą. Nuo buvimo butelio kaklelėje jie deformuojasi ir forma pasidaro štai tokia. Žodžiu, yra vienas labai paprastas metodas pakeisti šių kamščių formai. Reikia jos kokią minutę ar dvi pakaitinti mikrobangų krosnelį. Ką dabar ir padarysim. Na va, sudėjau kamščius į mikrobanginę. Dabar uždarau. Na, tegu būna maksimaliai gale ir įjungiam kokiai, minutei, sakykime. Gal jau ir užtenka, nes prieš tai eksperimentuodamas pabandžiau pakaitinti vyno kamštį mikrobangiai truputėlį ilgiau. Rezultatas buvo liūdnas, išsipūtė kaip balionas ir perplyšo. Vat iš tokių kamščių galima formuoti spinningo rankeną. Dabar mums reikia suteikti kamščiui ritinio pavidalą. Todėl, kad gaminant šitą kamštį buvo nušlifuotas kraštelis ir dėl to formuojant, reiškia, rankenos segmentus, jie gražiai, sakykime, nesulips. Todėl reikia va šitos nelygius galiukus nupjaustyti. Taigi, imam aštrų peiliuką ir tiesiog kaip įmanoma lygiau pasistengim nupjauti tos galiukus. Štai mūsų šio darbo etapo rezultatas. Kamštukai įgavo formą panašią į ritinę. Jų yra pakankamai pagaminti rankenėliai. Dabar man reikia kažkaip tai nuskūsti ir nupjaustyti va šitą vadalį. Nors jinai atrodo dar visai neblogai, yra čia keletas tokių pažeidimų,
Bet aš galvoju, kad jeigu jau daryti rankeną iš kamščio, tai daryti reikia iš kamščio abijos dalys. Nes tada priešingų atveju kotas atrodys nei šiaip, nei taip. Na ką, tai tada pradžiai paimsiu su peiliuku, gal nudrošiu šitą gumą, o paskiau paimsiu dildę arba švitrinį popierių ir dar nušlifuosiu čia tų klijų liekanas. Tai nupjaušiau gumą su peiliuku, dar paėmiau grubę dildę, švitrinio popieriaus, irgi tokio ganėtinai grubaus, ir truputėlį palyginau tos epoksidinės dervos likučius. Iki galo aš jų nenuvaliau, nes jie kažkokių tai problemų mums nesukels. Gal kaip tik tai dar bus pasitarnaus kaip gruntas klijams, kuriais klijuosime segmentus. Su šita dalim irgi pasielgiau analogiškai. Nugremžiau viską, truputėlį pašvitrinau. Ir tą vietą, kur baigėsi rankenėlė, apvyniojau maskavimo juostą, kad žodžiu, na, grinai, sakykime, estetiniais sumetimais, kad nepažeisti mums dažų ant koto. Tai va, žodžiu, pamatavus skersmenį, išaiškėjo, kad priekiniai daly jo storis yra apie 17,5 mm, o prie pat kamblio yra 18,3, kažkur panašiai, va taip. Tai nutariau daryti segmentuose kiaurimės 18 mm pločio. Gaminsime segmentus mūsų rankenėliai. Imame savo pasiruoštą ruošinį. Imame Kalašnikovo automato diržą. Tokiu būdu ruošinį juosime ir vieną ranką tempdami, kitą ranką suspaudžiame tokiu būdu spaustuvose. Tiesiogiai spaustuvais šito kamščio mes negalim suspausti, nes jis yra labai minkštas ir spaustuvai iš abiejų pusių liesis labai nedideliu plotu, todėl stipriai negalėsime spausti, nes sutraiškis tiesiog tą kamštį spaustuvą. O kada apjuosim tokiu brezentiniu storu diržu ir tempus suspaudžiam, tai ruošinys laikosi pakankamai tvirtai. Imame grąžtą medžiai 18 mm, imame paprasčiausią elektrinį gręžtuvą, statome grąžtą ir kuo didesnėm apsukom gręžiam skylę mūsų ruošiny. Čia jau viskas priklauso nuo įgudimo ir nuo akies taiklumo. Tikslas yra pragręžti skylę kaip galima arčiau centro ir kaip galima statmeniau. Pirmyn.
štai, išėjo visai patenkinamai. Mūsų segmentai paruošti. Atrodo jie va taip va. Toksai va kiauras kamštinis ritinys su prakirptu šonu. Imam ir klijuojam. Prieš tai, aišku, reikia išsidėlioti juos pagal ilgį, pasiruošti, nusipjaustyti galiukus. Na, aišku, labai būtų gerai prieš klijuojant sumauti ant koto ir pasimatuoti, kaip jie priglunda vienas prie kito, kad nebūtų jokių plyšių. O kada jau šitie darbai atlikti, galim pradėti klijuoti. Vieną segmentą aš jau priklijavau. Na, procesas čia toliau labai nesudėtingas. Tai va, baigiau klijavimo manipulacijas. Dalį segmentų pritvirtinau naudodamas izoliaciją. Dar čia radau kažkokių tai senų izoliacijos atraižų. Priekinės dalies kamščius pritvirtinau naudodamas dirželius. Klijus panaudojau tuos, kurie yra reikalingi automobilių stiklam klijuoti. Tai yra tokia tamsi masė, jinai ganėtinai klampi, bet labai gerai užpildo visas ertmes ir labai gerai drėkina, labai gerai limpa prie įvairiausių medžiagų. Šitie klijai naudojami taip pat ir moldingams klijuoti prie automobilių durelių. Labai gerai laiko, pats esu ne kartą išbandęs. Na, tik tai jų tas trūkumas, kad turi pastovėti parą arba dar ilgiau, kol pilnai suaušta. Praėjo para laiko, žiūrim, kaip suaušo mūsų klijai. Nukarpysiu šitos laikinus dirželius, nuvyniosiu izoliacijos liekanas ir žiūrėsim, kaip atrodo mūsų rankena. Na, matosi, kad tose vietose, kur išėjo į paviršių klijai, jie suaušo. Manykim, kad ir kamščiai gerai prisiklijavo. Paskutiniai izoliacijos likučiai. Tai pamatysim rezultatą. Na va, taip atrodo dabar mūsų kotas. Pradžiai paimsiu peilį, nupjaustysiu šitas va briaunas, o tada su švitriniu popierium išlyginsiu tos segmentus ir suteiksiu galutinę formą rankenėliai. Na štai, nupjausčiau briaunėles tarp kamščių. Žodžiu, kad nebūtų tokių laiptų. Dabar paimsiu maskavimo juostą ir dar truputėlį papildomai apsaugosiu
kotą nuo švitrinio popieriaus, nes vis tiek švitrinant gali būti pažeisti dažai, lakas ant koto. Čia va tas rytas laikiklis irgi, manau, ne pro šalį jį būtų izoliuoti. Grinai estetiniais sumetimais. Taip pat ir galiuką. Aišku, idealiausia būtų šitą kotą įdėti į kažkokias tai tekinimo stakles ir suteikti jam sukamą judesį. Ir besisukantį jį, reiškia, apdoroti švitriniu popierium arba galbūt kažkokiu tai jaunančių įrankių, kad gauti idealiai apvalią rankenos formą. Bet aš tokių sąlygų neturiu, todėl teks viską daryti rankomis. Imam švitrinį popierių. Na, būtų gerai dar paimti kažkokią tai dildę, truputėlį pavynioti su tokiu švitriniu popierium, kad jisai kiečiau priglūstų. Ir pirmin imam kotą ir lyginam. Visą laiką iš akies žiūrim, kaip atrodo mūsų kota, kokia yra ta mūsų koto forma. Ir tada jinai mus tenkins, bus apvali, tai manysim, kad darbas yra baigtas. Toksai va išėjo galutinis rezultatas. Rankenėlę nušlifavau, priekinę dalį padariau truputėlį plonesnę ir į priekį siaurėjančią. Na, kamblys išėjo toks, koks išėjo, gal kiek truputėlį storesnis. Žodžiu, baigus šlifuoti, paėmiau, suapvalinau pačius rankenėlės galiukus, kad jie, na, tolygiai sueitų į kotą. Nuėmiau čia tas briaunėles. Po to, kai baigiam apdoroti švitriniu popierium, dar aš sudrėkinau skudurėlį augaliniu aliejum ir truputėlį patryniau tą rankeną. Iš esmės niekas nepasikeitė, gal tik tai spalva. Esant reikalui arba labai norint, galima paimti dar švelnesnį švitrinį popierių ir šlifuoti tą rankeną vos ne iki veidrodinio blizgesio, bet aš turėjau švitrinį popierių kažkokį amerikonišką, pagal jų klasifikaciją 100 numerio, ganėtinai toksai grubus. Tai nušlifavau tik tai su tuo. Rankena išėjo tokia truputėlį lyg aksominių paviršiumi. Na, sakykim, tokia matinė. Nežinau, mane rezultatas tenkina. Jo labiau, kad šitam kotui kažkokiu tai ypatingų reikalavimų nekelsiu. Bandysiu su jo Norvegijos jūroj pasigauti skumbrių. Nors važiuosim birželio 10, jos gali būti dar į fjordą ir neatėjusios, na, nebent gal koks nors atsitiktinis atvejis. Tai va, tiek žinių. Manau, kad šitas darbas nėra labai sudėtingas. Tik aišku, reikia turėti medžiagos, reikia turėti šampano kamščių. O visa kita, įrankiai, medžiagos, visos kitos medžiagos yra lengvai prieinamos ir nesunkiai gaunamos.
Tai tiek. Ačiū už dėmesį ir sėkmės.